Žmogaus iškėlimas į antgamtinio gyvenimo sferą. Antgamties sąvoka. Teologijos mokslas skiria dvi antgamties rūšis – absoliutinę bei substancialinę antgamtį ir reliatyvinę bei būdo atžvilgių antgamtį. Absoliutinė bei substancialinė antgamtis – tai Dievo dovana protingam kūriniui, žmogui ar angelui, kuri absoliučiai viršija visą prigimtį, ta prasme, kad ji jokia prasme nėra prigimties produktas ir jokia prigimtis net neturi į ją jokių natūralių polinkių bei teisių ir negali jos pelnyti. Vadinasi, ši Dievo dovana ne tik viršija prigimties pajėgumą ką nors panašaus padaryti, bet ir visas jos prigimtas teises bei pageidavimus. Bet ji vis dėlto yra kažkas ribota, nes tai dovana protingam kūriniui, bet tuo pačiu ir kažkas dieviška. O kas iš esmės yra dieviška, tas viršija visos prigimties natūralų pajėgumą tai padaryti ar to ilgėtis. Tai yra kažkas dieviška, kas yra dovanota protingam kūriniui ir šis pastarasis tuo pačiu turi tame savo dalį. Šios antgamties yra žinomos tik dvi formos, būtent įsikūnijimas ir pašvenčiančioji malonė. Įsikūnijime Dievas sueina į vienybę su žmogiškąja prigimtimi žodžio asmenyje. Antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo prisiima žmogiškąją prigimtį kaip savo ir ima būti tąja žmogiškąja prigimtimi kaip savąja. Jis užima joje žmogiškojo aš vietą, nieko nepakeisdamas žmogiškoje prigimtyje kaip tokioje. Taigi, Jėzus, kuris yra žmogus dėl savo žmogiškosios prigimties, yra drauge ir tikras Dievas dėl savo dieviškojo aš. Čia turime substancialinę vienybę, kurioje dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis nesusilieja į vieną prigimtį, bet tik susijungia antrajame švenčiausiosios trejybės asmenyje, pačios pasilikdamos savyje nepakitusios. Dėl to, kad juodvi yra vienybėje antrajame švenčiausiosios trejybės asmenyje, ši vienybė ir vadinasi personalinė arba graikų kalbos žodžiu hipostatinė. Tai tobuliausia protingo kūrinio antgamtinė vienybė su Dievu. Ja randame tik viešpatyje Jėzuje Kristuje. Pašvenčiančioji malonė – tai absoliučios antgamties žemesnis laipsnis. Gavęs šią dovaną, protingas Dievo kūrinys nepakinta kaip asmuo, o yra sudievinamas, padaromas panašiu į Dievą, nors tik akcidentaliai, tik savo prigimtyje ir galiose veikti. Kūrinys netampa Dievu, bet tampa dievišku, panašiu į Dievą, tampa dieviškos prigimties dalininku, tampa pajėgiu pomirtinėje garbėje matyti Dievą veidas į veidą. Tai privilegija, kuri viršija prigimties net ir tobuliausios visas išgales, nes įgalina būti dieviškojo gyvenimo dalininku, pažinti ir mylėti Dievą panašiai kaip jis pats save pažįsta ir myli.
reliatyvinė bei būdo atžvilgių antgamtis. Tai, kas iš esmės neviršyje visų kūrinių išgalės, o tik kai kurio atskiro kūrinio. Toks, pavyzdžiui, yra ne savo jėgomis įgytas, bet gautas iš Dievo žinojimas. Jo dėka žmogus žino kaip tas, kuris tą žinojimą yra įsigijęs savo pastangomis. Pavyzdžiui, šventoji Kotryna Sienietė gerai nusimanė teologijos klausimuose, nors pati teologijos nebuvo studijavusi. Dievas suteikė pirmiesiems tėvams reliatyvinės antgamties dovanų ir pašvenčiančiąją malonę. Suteikė jiems prigimtojo tobulumo dovanų, būdo atžvilgių antgamtinių, kurios, patobulindamos žmogaus prigimtį jos plotmėje, ją parengė priimti pašvenčiančiąją malonę. Šių dovanų suma ir sudarė pirmykštį mūsų tėvų teisumą, justicija originalis. Prigimtį patobulinančios dovanos, kurios buvo suteiktos pirmiesiems tėvams, patobulino žmogaus prigimtį kaip tokią, neiškeldamos jos į antgamtinę sferą. Jos, šalindamos žmogaus prigimties netobulumus, darė ją tobulesnė prigimties plotmėje. Žmogaus prigimtis kaip tokia neturi į jas jokių teisių. Jos buvo Adomui suteiktos veltui. Tai iš Dievo gerumo gauta žinojimo dovana, aistrų valdymo dovana ir kūniško nemarumo dovana. Gauto žinojimo dovana, scientia infusa. Iš prigimties žmogus neturi teisės į šį žinojimą, nes jis yra angeliškos prigimties privilegija. Žmogus, naudodamasis juslinio bei protinio pažinimo galiomis, pagal psichologijos dėsnius, eidamas nuo vieno dalyko pažinimo prie kito, iš lėto vis daugiau ir geriau pažįsta tikrovę. Dievas iš savo gerumo, kad išlaisvintų žmonijos galvą bei mokytoją Adomą nuo šio sunkaus pažinimo darbo, neužpelnytai davė jam pažinimą tų visų tiesų, kurias žinoti buvo jam naudinga, ir suteikė ypatingo lengvumo bei gabumo savo pastangomis gautąjį žinojimą plėsti bei gilinti toliau. Aistrų valdymo dovana. Jau esame kalbėję, kad natūraliai žmoguje vyksta kova tarp veržlumo į tikrąjį gėrį ir veržlumo į juslinius malonumus, į materialinės gėrybės, į perdėtą garbės troškimą. Visa tai bendrai vadinama trejopų geismu, akių geismu, kūno geismu ir gyvenimo puikybė. Kad šią natūralią silpnybę pašalintų iš pirmųjų tėvų prigimties, Dievas buvo jiems suteikęs aistrų valdymo dovaną. Jos dėka minėtas trejopas geismas Adome buvo paklusnus jo proto nurodymams bei jo valiai. Trejopas geismas paklusniai tarnavo aukštesniems sielos polėkiams. Kol jo valia buvo klusni Dievo nurodymams, tol ir žemesniosios jo sielos galios buvo tobulai klusnios jo valiai. Jo sieloje viešpatavo tobula hierarchinė tvarka. Kūniško nemarumo dovana. Žmogus savo prigimtimi yra išstatytas ligoms ir mirčiai, nes jo kūnas yra sudėtas iš įvairių organinių medžiagų, tad jam ir natūralu būti kitų materialinių veiksmų poveikyje ir suirti.
Pirmųjų tėvų prigimtis buvo apsaugota nuo šio suirimo ypatinga dovana, kuri darė žmogų nemariu, kad jis galėtų geriau atsidėti Dievo jam pavestiems uždaviniams ir sėkmingiau naudotis jam duotomis antgamtinėmis dovanomis. Antgamtinės dovanos, kurios buvo suteiktos pirmiesiems tėvams. Žmogus, kaip Dievo kūrinys, savo prigimtimi yra Dievo tarnas, jo daiktas ir nuosavybė. Bet Dievas dėl nuostabaus savo gerumo, už kurį niekuomet negalėsime pakankamai atsidėkoti, panoro įvesti žmogų į savo šeimą, įsūnyti ir padaryti savo vaiku, padaryti savo garbės bei laimės tėvoniu, skirdamas jam garbingą vietą savo karalystėje. Kad šis įsūnijimas nebūtų tuščias formalumas, vien juridinis aktas, Dievas padarė jį savo gyvenimo dalininku, suteikdamas akcidentalinio pobūdžio tobulumą, kuris įgalina žmogų tikėjimo šviesos dėka daug tobuliau pažinti, ypač dieviškuosius dalykus, negu žmogus galėtų juos pažinti vien savo natūraliu protu ir, pagaliau, danguje matyti Dievą, kaip jis yra, ir mylėti jį, kaip ir jis myli. Be šios dovanos, kuri patobulino, sudievino, padarė panašiai Dievą pačią žmogaus sielos prigimtį, Dievas dar pridėjo antgamtinės dorybės ir šventosios dvasios dovanas, kurios sudievino žmogaus sielos galias ir įgalino jas veikti dieviškai. Pagaliau, antgamtinio pobūdžio impulsais, veikdinančiomis malonėmis, nuolat talkino pirmiesiems tėvams veikti antgamtiškai, dieviškai ir nuopelningai, amžino gyvenimo Dieve labui. Ir visos šios dovanos, išskyrus gautojo žinojimo dovaną, buvo duotos Adomui kaip žmonių giminės patrimonijum, paveldėjimas. Tai yra, buvo duotos ne tik Adomui asmeniškai, bet jame ir per jį visai jo ainijai, žinoma, su sąlyga, jei jis bandymo metu išliks ištikimas Dievui.